Sekmadienį Londono mados savaitėje naują kolekciją pristatė garsus dizaineris Polas Smitas. Modeliai demonstravo švelnes plevėsuojančias sukneles, griežtesnio kirpimo prabangias palaidines. Praėjusį sezoną Smito kolekcijoje dominavo berniukiškas įvaizdis, o šioje 2012 metų pavasario ir vasaros kolekcijoje jis norėjo pavaizduoti po vasaros atostogų grįžtančią švytinčią moterį. Garsus britų dizaineris, kurios skiriamasis bruožas griežti siluetai, sako, kad šioje kolekcijoje dominuoja švelnus, prabangą dvelkianti siluetai. Londonas pripažintų dizainerių namai. Jame taip pat daug galimybių naujiems dizaineriams eksperimentuoti ir pristatyti savo kūrinius mados ekspertams ir pirkėjams iš užsienio. Polas Smitas atidarė pirmą parduotuvę 1970 metais. Šiais metais jis planuoja atidaryti parduotuves Pekine ir Šanchajuje.